Federacijos vardu noriu pasveikinti organizatorius, kaip matau, jie puikiai pasiruošę šitam jubiliejiniam, vadinkim, 5. raliui. Tikrai federacija gal mažiausiai turi rūpesčių su šitais organizatoriais, kadangi tikrai dirba profesionalai, dirba labai senai ir tikimės, kad po pasaulio etapo, vadinkime, gal tų daug sulaukusių priekaištų federacija, manau, kad šitas ralis, šitie organizacijai tą prestižą gal sugrąžins į Lietuvą ir manau, kad tie sportininkai, kurie atvyks iš užsienio, tikrai turės kitokią nuomonę, negu turėjo per pasaulio etapą. Zarasai laukia, pasiruošę, pasitinka ir mes esame dėkingi organizatoriam, kurie tokią gerą bendradarbiavimo praktiką turim ir kaip ir pasikartosiu, bet manome, kad šitas jubiliejinis renginys bus vienas iš kokybiškiausių ir sutrauks nemažai žmonių. Tai mes vertinam tą renginį, kadangi vienas iš tų festivalių ar ralių ar kitų renginių, jisai sutraukia vienas iš daugiausių žmonių Zarasų mieste. Ir galime pasakyti, kad tai vienas iš tokių kokybiškesnių renginių. Tai lauksime jūsų Zarasuose, Ežerų sostiniai ir visiems geros nuotaikos. Visaginas visada buvo ralio centras Lietuvoje, žiemos ralio, bet mes džiaugiamės, kad ralis sugrįžo nors vasarą. Ir todėl tikrai laukiam labai ir dėkojam organizatoriams. Ir ralis tikrai įneša tą gražiąją spalvą į mūsų Visaginą visus renginius, nes praeitą savaitgalį buvo miesto gimtadienis, šį savaitgalį ralis, o sekantį savaitgalį Visagino country. Todėl tie renginiai visi yra garsinantis mūsų miestą ir mes labai dėkingi esam ir džiaugiamės. Tai labai dar džiaugiuosi to, kad iš tikrųjų Lada nenuėjo užmaršti, nors taip ir atrodė čia Lietuvoje. Mes visi labai džiaugdomės, pamatydami Dovilą Čiutelę su Lada ir visi kartučių plojom ir taip toliau greičio ruožuose, tikrai būdavo smagu. Bet mane labai nustebino užpernai, kai mane buvo pakviestas į Vengriją, pasirodė, kad ten yra ir Ladų klubas, ir maždaug 500 narių, ir tų Ladų pilna, ir važinėja, ir VFTS pagal homologaciją Tarptautinės federacijos, pagal tą dokumentaciją yra padaryta. Taip pat ir Estija, ir visur, ir tikrai labai džiaugiuosi, kad visą tai atgyja. Už tai aš noriu palinkėti visiems mažiau dulkių šį savaitgalį visiems dalyviams ir ypač Lado vairuotojams ir šturmanams. Ir galiu kaip paslaptį pasakyti, nugalėtojo laukia specialus prizas, toks atminimui, kuris galbūt paliks įspūdį. Mums pasirodė, kad šis ralis dabar yra labiausiai prestižinis renginys Lietuvoje iš visų sportinių auto varžybų. Jis yra įdomiausias ir mums yra labai malonu būti dalimi šitos komandos ir kažkiek prisidėti prie jo rengimo. O ten, kur yra lenktynės, yra azartas ir yra visada šiek tiek rizikos. Manau, kad su lažybų pagalba ir žiūrovams bus šiek tiek įdomiau stebėti šį renginį. Kas nugalės, manau, kad dar kol kas niekas nežino. Aš taip tikiuosi, kad viskas dar prieš akį ir kiekvienas gali paspėlioti. Taigi visiems, kas norės, lažybų bendrovė Orakulas pasiūlys galimybę atspėti, kas bus laimėtojo, kas bus trejetukė ir taip toliau. Taigi svarbu paminėti, viskas jums bus pateikta. 5 metai tai rodo, kad mes džiaugiamės ir nenusiviliam gražių renginių ir tas palaikymas, kurį mes galim duoti šiandien, mes jį ir duodam. Kiek sportui, kiek pačiam renginiui. Tai aš tik tai norėčiau palinkėti visiems saugaus, gražaus ralio. Su Subaru automobiliais galbūt ne tiek šiandien daug važiuoja, tačiau žiūrovų minioje jūs pamatysite turbūt dominuojantį automobilių Subaru. Visgi subaristai yra patriotai ralio ir jeigu išauš diena, kada bus galima važiuoti ir laimėti su Subaru automobiliu, mes remsim daugiau. Čia turime 5-mečio lenktynės ir manau, bendrai pasakysiu, jos neturėtų būti prastesnės už praėjusių metų formatus. Stengiamės mes atrasti ir naujovių tame ralyje. Labai noriu padėkoti visiems rėmėjams, kurie prisideda prie šio renginio ir jų nemažėja, o labai po truputį, bet jų daugėja. Tai iš tikrųjų didelis ačiū labai oficialiai. Šiemet matysime gausiausią būrį dalyvių ir džiaugiuosi atsiradusiai Lada VFTS klasiai, kur įdėjom tikrai pusmetį didžiulių pastangų bandydami juos prisikviesti. Tai iš tikrųjų
gal labiau yra Estijos organizatorių formato dalis, bet jie turi history klasę, o mes čia turbūt labai sunkiai surinktume tiek istorinių automobilių, kurie atvažiuotų į ralį, tai reiškia tas Lada VFTS irgi yra ganėtinai jau istorinis automobilis. Taigi, manau, pernai metų formatas pačios atomazgos nebus toks žiaurus ir nebus tokio blogo oro, koks buvo pernai. Mes visi galėsime pilnai džiugiai užbaigti renginį Zarasų saloje didžiojoje. O dar labai noriu padėkoti abiems miestams, kurie tikrai su visomis savo išgalėmis bando mums padėti ir randame tikrai nuostabių greičių ruožų, kur, galime sakyti, alternatyvos Lietuvoje ir nėra. Tai yra Mažoji Suomija ir tie du rajonai mums yra labai mėly. Ir manau, kad ne paskutiniai metai, o dar švęsime ir 10-metį. Apie naujoves galiu pasakyti, kad ketvirtadienį vyks kvalifikaciniai važiavimai. Pirmą kartą Lietuvoje vykdom kvalifikacinius važiavimus. Tai padaryta dėl dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, tai atsiranda skaidrumas kviečiant kitų šalių sportininkus, kurie greiti, bet kurie nežino, kokią starto poziciją jie gaus. Ir šiaip įprastai jie pravažiuodami tik tai pirmąją dalį greičių ruožo, pirmąjį ratą po regrupingo atsistodavo į savo tikrąją vietą. Šiuo metu kvalifikacija dalyvaus 20 preliminarios starto tvarkos ekipažų, iš kurių 10 dalyvaus pasirinkime savo starto pozicijos, tai jie galės pasirinkti. Reiškia, jeigu parodės greičiausią vietą laiką kvalifikaciją, galės pasirinkti, kokią startinę poziciją jie važiuos kitą dieną. Kaip pavyzdys, mes žinom, kad pirmų važiuoti ralyje ne visada gerai, nes reikia valyti kelią kitiems važiuojantiems ekipažams. O idealiausia važiavimo turbūt pozicija yra 3-4, kada jau supurentas gruntas, kada atsiranda tas nuvalytas dulkis ir nestabilus gruntas nuo paviršiaus ir yra didžiausias sukibimas. Bet, aišku, visą šitą dalyką gali smarkiai įtakoti 20 Lada VFTS automobilių, kurie priekyje važiuoja, ir be abejo gamtos sąlygos. Tai čia bus labai įdomi, sakykime, intriga prieš ralį dėl pasirinkimo, kas prašaus, kas neprašaus šitoj pozicijai. Noriu akcentuoti, kad ralį galima žiūrėti tik tai pažymėtose vietose. Visur, kur nėra pažymėta jokiais stop juostom, arba nėra jų stop juostų, arba reiškia, tai yra tiesiog paženklinta ženklais, stovėti draudžiama ir žiūrėti draudžiama, stebėti ralio varžybos draudžiama, pasirinkite vietą, kuri yra aptverta, nes bet kokiu atveju sauga yra pirminis dalykas. Šiais metais ypatingai didelės pajėgos dirba trasoje, tai yra 150 apsaugos darbuotojų. Atskirai norėčiau padėkoti saugos tarnybai Gryfs AG dėl šitų pajėgų. Bet kokiu atveju manau, kad viskas bus saugiai ir gražu, bet kokiu atveju reikėtų ir paprašyti pačių ir žiūrovų, ir tie, kurie šiaip atvažiuoja į ralį, kad laikytųsi saugos taisyklių. Kitoj pusėje ralio paso yra trumpa anotacija ir pažymėta, kur stovėti galima ir kur negalima. Tai turėkit galvoje, kad raninio automobilio fizika kartais nenumatoma ir automobilis gali judėti visom kryptim, net nenumačius, kokiu pusė jisai galėtų nuskristi po kažkokio tai posūkio. Tai saugus atstumas yra 50 metrų ir aišku, išorėje posūkio ir už tramplinų stovėti tikrai negalima.